Mėly svečiai, mėly tėveliai, mėly mokytojai, na ir žinoma mūsų mylimoji administracija. Pagaliau atėjo ilgai lauktas vakaras, kada galime tarti sveiki susirinkę į Kauno Jėzuitų gimnazijos 19 laidos abiturientų šimtadienio šventę. Na, o mūsų pasirodymas, mūsų įspūdingasis pasirodymas toj pat ir prasidės. Ir kuogi jis toks ypatingas? Ar turiu omenyje tai, kad mes visą šią savaitę praleidom pamokas, kad puikiai paruoštume pasirodymą, tačiau viskas, ką darėm, tai sėdėjom foje ir absoliučiai nieko neveikėm? Na, žinai, iš tiesų, bet labai daug laiko buvo skirta piktom žinutėms mūsų Facebook abiturientų grupėje. Na, kad ir kaip bebūtų, manau, kad šie pykčiai visgi išėjo į naudą, kadangi apie šį pasirodymą bus kalbama dar ne vieną savaitę. Tad nieko nelaukdami skelbėme, jog šventė prasideda jau dabar. Kągi, gerbėmieji susirinkusieji, siekdami užtikrinti nepriekaištingą pasirodymo kokybę, norime jūs paraginti išjungti mobiliųjų prietaisų garsą. Tai paskatinkite padaryti ir kaimyną, sėdintį iš dešinės ir iš kairės. Kilus nesklandumams, naudokitės pagrindiniais išėjimais, esančiais tarp 5 ir 7 eilių. Linkime malonaus ir turiningo vakaro. Labai noriu išmokti džiaugtis dabartinę akimirką, neneždama praeities naštos ir neužsikraudama atsakomybės ar nerimo už tai, kas dar bus. Tai panašu į balto lapo principą. Kartą man vienas protingas žmogus yra pasakęs, kad gyvenimas ir pasaulis priklauso nuo to, ką pamatysi ir pagalvosi iš ryto atmerkęs akis. Mes patys kuriame savo gyvenimus. Daug saulės, daug lietaus, daug darbo, daug žmonių, daug norų. Žaisti, skaityti, pramogauti, skaniai valgyti, būti su visais, būti. Suprasti, kaip visi ir viskas auga, bręsta, supranta, įprasmina. Kai pagalvojame ar garsiai ištariame, daugiau nebegaliu, pavargau. Vadinasi, mūsų gyvenime yra per daug dalykų, kurie mūsų nedžiugina. Tačiau mes nieko nekeičiame. Kartais norisi tiesiog sustoti šioje akimirkoje. Ei, sveiki! Kaip sekas? Dar kartą, dar vieną. Ei, mano veidą nukirpai. Rimtai, susirinkom visi, atsisėdom ir fotografuojamės, vadinasi, 21 amžius. Tai gal ką nors, sakau, prasmingesnio nuveikėm, ar kaip supras? Pavyzdžiui, nežinau, prisimenat muzikos pamokas? Taigi čia ta daina, kur dainavom 10 klasėje. Jo, Kernagio. Garsiau. Geriams vyrams gerai. Geriams vyrams gerai. Na. Geri vyrai, gerai. Geriams vyrams gerai. Ne, stop. Kas dabar? Per daug lėkšta. Man nepatinka. O Jėzu. Sakau, gal ką nors mes galim paprastesnio, ramesnio. Pavyzdžiui, prisimenat mūsų stovyklą 10 klasėje, man atrodo. Ilgas kelias. Ilgas kelias, prie laužo, kur dainavom, taip. Ilgas kelias, tarp trumpų naktų, ilgas kelias, bet man taip neramu. Naktys
pačiu šalčiu, aš norėčiau priglust prie tavų pečių. Aš taip ir žodžių neišmokau, tavo glėbyje ir sapnuočiau, mūsų danguje. Keliaujam? Aš kažkur toli, kur gai miela, šiam ilgam kely. Su tavim kartu, bus su tavim kartu, prie tavęs prisiglausti. Man labai sunku, kur tu pradingai. Neištirpti laikę, o akcentuoti kiekvieną bėgančią sekundę, tarsi jos būtų mūsų širdies plakimo dūžiai ir smarkiai daužytų krūtinę. Kad aplinkinis pasaulis nebūtų tiesiog kažkokia šurmuliuojanti visuma, o kiekvienas sutiktas žmogus ir kiekvienas paimtas daiktas turėtų prasmę ir vietą savo gyvenime. Nešam spintą prie komodos statom. Martyna, vaikeli, tu gali nors kartą kažką atsakingai daryti, aš nesuprantu, tu žinai, kiek ta sofa kainavo. Ar tu bent įsivaizduoji? Nešk arčiau, nežinau, negaliu žiūrėti šitaip. Palaukit, prie lango, daugiau. Ne, arčiau, prie kilimo. Žiemą va bus gerai. Ne, truputį į kairę, daugiau. Nu, galais į dešinę, per centimetrą, 2 milimetrus į kairę. Į kairę, truputį. Nu, nebenurodinėk bent kartą gyvenimą, aš ir pats viską moku. Tu pats net kojų išsiplauti nemoki. Tai kad šitus dvi visą laiką vonioj tūno. Tėti, nu bet tu žinai, kad penktadieniais mums labai reikia. Nu, kokiais dar penktadieniais? Tu gal turi omeny kaip ir kiekvieną penktadienį ir šeštadienį. O įdomu kam, veido juk nepaslėpsi. Ha. Gal geriau visiems papasakot apie tavo penktadienius ir šeštadienius. Prašau, drąsiai, publika laukia. Pala. Aš kažko nesupratau. Tu būdama šeimos galva ir mes abu turėdami tokias nuostabias dukteris ir tu nieko nepasakysi, tu nei žodžio neištarsi, kai tavo 2 nuostabios dukteris savaitgalius leidžia su kažkokiais, atsiprašant, banditais? Kokiais dar banditais, mama, nu banditai. Nu, ar jinai... Visą gyvenimą aiškina ir aiškina. Ar gali turėti stiprybės apskritai prieš moterį negali apsiginti? Aš nesuprantu. Geriau pasižiūrėkit, ką aš radau. Ir ką tu čia radai? Mūsų šeimos nuotraukų albumą. Juk tai tokios senos nuotraukos. Mama, nustok pykti, jau ateik, pažiūrėk. Ateik, mama. Čiagi, kai mes visi pirmą kartą buvom nuvažiavę prie jūros. O čia turbūt, kai gimė mano mylimiausia sesutė. Pasižiūrėkit, kokios jūs mažos, o žandukai kokie, ojei, kaip iš O, jūs moteris, kad ir pragaras man su jumis, bet gal, tik gal, būtų blogiau man be jūsų. Viskas gerai. Kartais taip norisi sustoti šioje akimirkoje ir įkvėpti oro, įkvėpti visą tai, kas mane supa aplink taip godžiai ir nepertraukiamai, atviromis akimis sugerti visas pasaulio spalvas ir rankomis prisiliesti prie kiekvieno pasaulio stebuklo. Viskas atrodo taip reikšminga, taip nepaprasta ir taip ypatinga. Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar užmigt naktim ir kaip nerėkti sapno vidury, kai už durų laukia ateiti šviesi. Atėjus dienai, kaip neabejot, ar keisti šiandien, ar geriau rytoj, ką mamai pasakyt, kai
vis dar juokas suima pačioj rimčiausioj vietoj. Kur rasti vyrų šiuolaikiniam, baltą žirgą meiliai savo ir kur išmokti jojoti. Gal į darbą pakeliui, nes laiko vis mažiau. Mano namai ne ten, kur pietums duoda melo, kur karaliauja tuštuma. Ten gyven, kur dar noris pabūti ir paskviesti trumpam tave. Mano namai ne ten, kur pietums duoda melo, kur karaliauja tuštuma. Gera tik ten gyven, kur dar noris pabūti ir paskviesti trumpam tave. Kai padaręs gerą darbą, šypsai sudaužytų vidum, neaiškas gatvės vidury. Kam melsis, kai tavo veidų daugiau nei Dievo pavadinimų. Gal ir nereikia to sakyt, bet man vaidenasi naktim, kad visos mūsų bėdos tai tik muilo burbulai, su kuriais smagiau, bet kurių gal ir nebuvo. Paskviesti trumpam tave. Mano namai ne ten, kur pietums duoda melo, kur karaliauja tuštuma. Gera tik ten gyven, kur dar noris pabūti ir paskviesti trumpam tave. Jaukų šeimos vakarai bežiūrinėjant senas vaikystės fotografijas. Tos ilgos, bemiegas ir juoko iki ašarų kupinas naktis su geriausiais bičiuliais. Ir ta vidinė ramybė su pačiu savimi. Štai dalykai, kuriuos tikrai turėtume vertinti ir branginti. Mes skubame teisti kitus žmonės, nežinodami pilnos istorijos. Nepagalvojame apie jų motyvus ir neatsižvelgiame į aplinkybės. Mes klystame. Galbūt reikėtų tiesiog sustoti ir pagalvoti, ar tikrai turime teisę tą daryti. Ar žinot, kodėl mes esam tokios nuostabios būtybės? Mes jaučiame kartu su gyvenimu. Ir mūsų gyvenimas niekada neina atskirai nuo mūsų jausmų. Na, nors ir laikom save protaujančiamis būtybėmis, tačiau juk mūsų gyvenimo ritmą diktuoja mūsų jausmai. Todėl jums, mielieji mizantropai, norėčiau palinkėti. Apsižvalgykit aplinkui ir supraskit, jog visi šilti jausmai yra aplink jūs. Tai ramybė, jie atplaukia rusva saulės šviesa ir mūsų sužalotai širdžiai įteikia vilties. Tad kai kitą kartą pamatysite gatvėje laimingą žmogų, nusišypsokite, nes šypsena yra raktas į mūsų sužalotą širdį. Ar kada nors susimastėte, kokia magiška yra naktis? Rami, grakšti ir paslaptinga. Kad dažnas budrumas parodo
iš ko tu esi sutvertas ir koks tu esi. Ir tik, kad būdamas su savimi, supranti, kokia menka, bet kartu didi yra tavo egzistencija. Tad nepamirškime, pasitikėkite kitais ir savimi. Sleepless nights at the chateau, visualize it. I'll give it something to do. Coach, wherever we go, visualize it. I'll give it something to do. To get a wildfire burning, visualize it. I'll give it something to do. Ace high and going all in, visualize it. I'll give it something to do. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Money, 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 spread it like. Spread it like. Visualize it. I'll give it something to do. Spread it like. Visualize it. Žmonės turi vieną labai ydingą savybę. Mes kartais per daug skubame savo gyvenimuose. Skubame daryti kažką dėl geresnės ateities ir visai pamirštame gyventi čia ir dabar. Vieną kartą užmerk akis, bent vienai sekundės daliai. Ir tas nuostabus, nepakartojamas dalykas praslystų pro akis, kaip ir visas tavo gyvenimas, kuris susideda iš akimirkų, kurios gali pakeisti viską. Mums gyvenime trūksta objektyvaus stebėtojo. Kiekvienam iš mūsų reikia žmogaus, kurį galėtume vadinti angelų sargu, kuris atsisuktų ir pasakytų, jog viskas, kas aplinkui vyksta, yra tiesiog tobula. Bet kartais mes nepastebime ir to, kad tam tikromis gyvenimo akimirkomis mums iš tiesų nieko netrūksta. Tuštuma ten, kur pilna daiktų. Vienatvė, kur pilna žmonių. Kodėl jai kažkas negerai? Bet ar kyla noras padėti? O koks jausmas, kai pro tave, verkiant, praeina minė tau brangių žmonių? Tačiau nei vienas nesivargins paklausti, ar tau viskas gerai. I won't keep watching you dance around in your smoke and flicker out. You're not the light I used to know. I don't believe in safety nets. Stronger love to make it alright. To let go, you gotta hold on. Oh, it's gonna slip, slip.
hands. Kaip gera uždaryti duris už savęs ir palikti tuštumą, palikti baimės, nerimą ir neišsipildžiusias svajones. Metas judėti pirmin. Metas tarsi lakmuso popierėliui sugerti visą tai, kas mane supa aplink. Pajausti visišką tylą viduje. Kaip svarbu pabūti savo vidinėje erdvėje ir pasiklausyti spengiančios tylos. Pasikalbėti su pačiu savimi, nusprendžiant, kaip elgtis toliau. Ateiti ar išeiti. Vienos durys, o tiek daug galimybių. I'm rolling hard like Sunday. I'm puffing on some chronic. Don't drink till I'm unconscious, ayy, on it. I'm rolling hard like Sunday. I'm puffing on some chronic. Don't drink till I'm unconscious, ayy. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance or you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chilling by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. Show it sideways, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Show it sideways, smack it in the air. Smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Smack it in the air. Way your hands, I do, I put it in the air. Way your hands, I do, I put it in the air. Like you don't care. Like you don't care. I can feel my face when I'm with you, but I love it, Oh, I can feel my face when I'm with you, but I love it, What do you mean? When it nods your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Ieškojai manęs, mano sielos, bet radai tik tai mano metus. Aš neturėjau minčių, jas ėmiau iš tavęs, jų skonis buvo jautrus. Tu žavėjais mano stiprybę, bet tai ta buvo aistra. Tik staiga ta stiprybė sudužo, kai praradau vėl tave. Iškinys. O maistas. Matytas tavo vaizdas.
tu jo nepasotinamas. Dėmesio gyvas irgi nebūsi. Aš nutraukiau virves, akmuo paniro gilyn ir tu atmerkei akis. Mes išlipom krante, mes stovėjom tyloj. Supančių pasaulio. Tai tik viena maža kruopelytė visko, kas esti aplink mus. Nepaisant to, mes sugebame tai pamiršti ir tuomet piešti save kaip svarbiausias būtybės. Mes nesugebame pamatyti vieno žiedo grožio, kai jie visumoje. Mes pamirštame jausmus ir nuoširdumą. Mėginame konkuruoti ir įrodyti, kad esame geresni už kitus. Nors iš tiesų visi esame lygus. Pilka volungėlė sodely kienoj, mano bernušėlis toli išvažiuoj. Oi tu bernušėli baltas dobilė, ar tu man palieki vienu našlaitę? Oi tu mergužėlė balta lelija, aš tavį palieku sesulių purkelį. Oi tu bernužėlį baltas dobilė, kaip aš išnešiosiu rūtų vainikę. Oi tu mergužėlė balta lelija, taip tu išnešiosi rūtų vainikę. Diena ant galvelės, naktį prieš širdelę, taip tu išnešiosi rūtų vainikę.
Pilka volungėlė sodely giedoj, mano bernušėlis toli išvažiuoj. Oi tu bernušėli baltas dobilė, ar tu man palieki vienu našlaitė? Oi tu mergužėlė balta lelija, aš tavį palieku sesulių pulke. Oi tu bernužėlė baltas dobilė, kaip aš išnešiosiu rūtų vainikę. Oi tu mergužėlė balta lelija, kaip tu išnešiosi rūtų vainikę. Dieną ant galvelės, naktį prieš širdę, kaip tu išnešiosi rūtų vainikę. Esu laiminga dėl gyvenime patirtų bandymų ir iššūkių, bet tik taip mes augame ir taip mes tobulėjame. Štai, nauja diena ir dar viena galimybė. Kartais taip gera tiesiog šypsotis, svajoti ir džiaugtis neturėtam svajonių kiekį. Visai kaip ir čia, kaip šioje pievoje, taip ir gyvenime. Viena smulkmena gali sukurti didžiulį stebuklą. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees up in here. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, self-restraint, have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain.
Shakira, Shakira. Gerbiami keleiviai, rastas kelionės lagaminas, vintažnis. Prašau atsimti radinių skyriuje. Ekspresas iki Šimtadienio išvyksta už 19 minučių. Bilietus įsigyti dar galite traukinyje.
Iš 12 perono traukiniai dėl visiems suprantamų priežasčių atgal nebevažiuoja. Žinai, Guoda, kartais norisi ištrūkti man iš tos chaotiškos aplinkos. Tiesiog atsisėsti į traukinį, įsitaisyti kamputyje prie lango ir žiūrėti pro langą. Stebėti besikeičiančią aplinką. Pamiršti tai, kas kelia šypseną. Pamiršti visus žmones. Ir taip galbūt pradėti naują gyvenimą. Na, o jei tai neįmanoma, tuomet norėčiau žengti didelį žingsnį į priekį. Pasakyti visiems žmonėms, kuriuos sutikau, kaip juos myliu, ką jaučiu, ką apie juos galvoju. Taip savotiškai irgi pradėti kurti savo naują gyvenimo istoriją. Aš esu pasiruošęs tam. Aš esu pasiruošęs iškeliauti. Taip šalta ir koinės plonos, už lango balta, nosys raudonos, už lango šalta ir koinės plonos, už lango balta, nosys raudonos. Plaukiam į Maltą, nebus tau šalta, nupirksiu paltą ir dviese šoksim salsą. Plaukiam į Maltą, nebus tau šalta, nupirksiu paltą ir dviese šoksim salsą. Svajoju aš apie šiltus kraštus, gulėt po palmėm gera bus. Valgysim šaltus ledus, gyvenimas ten būtų nuostabus. Plaukiam į Maltą, nebus tau šalta, nupirksiu paltą ir dviese šoksim salsą. Plaukiam į Maltą, nebus tau šalta, nupirksiu paltą ir dviese šoksim salsą. Bet dėja, neskridom mes į Maltą, o lauke išėjus vis dar šalta. Bet dėja, neskridom mes į Maltą, o lauke išėjus vis dar šalta. Plaukiam į Maltą, nebus tau šalta, nupirksiu paltą ir dviese šoksim salsą. Plaukiam į Maltą, nebus tau šalta, nupirksiu paltą ir dviese šoksim salsą. Nu ką, man... Paskutinis traukinys vežantis į Maltą, tai jau išvyksta, prašome paskubėti. Smakai, atrodė, esu visiškai viena su savo mintimis, nesėkmėmis, svajonėmis, bet tada aš atradau spalvas. Tai jos leido man patikėti kažkuo daugiau. Kaip tai padaryti, aš jums atsakyti negaliu,
bet kiekvienas privalome atrasti savo kelią. Bandyti verta, bandyti tikrai verta, rizikuokite, nes mūsų gyvenimas per trumpas, kad save varžytume. Kiekvienas privalome priimti mums siunčiamus gyvenimo iššūkius, nes taip mes augame, taip mes tobulėjame. Spalvos. Tai jos man leidžia jausti pilnavertį gyvenimą. Tai jos man leidžia džiaugtis kiekvieną akimirką ir branginti visą tai, kas mane supa. Gerai, viskas. Eteris už 3, 2, 1 ir... Na, sveiki ir dar kartą. Mūsų pasirodymas tiesiog dar nesibaigė. Taip, kadangi dabar ant scenos norėtume pakviesti ir mūsų įvertinti mūsų gerbiamą ir mylimą mokyklos kapelioną Eugenijų Markovą. Taigi norėtume, kad jūs ateitumėte. Aš irgi apakau. Labai gražu. Iš tikrųjų, aš esu kino studijos Magis atstovas. Ir atėjau įvertinti, kiek mūsų gimnazijos mokiniai gali atstovauti tą Magis vardą. Ir labai džiaugiuosi, jog šią dovaną, kurią jūs suteikėt mums, iš tikrųjų buvo labai džiugi ir aš sėdėdamas ir stebėdamas jūs, tikrai labai džiaugiausi. Visų pirma, kad galiu būti kartu su jumis ir džiaugtis tą dovaną, kurią jūs mums įteikėt. Visiems žiūrovams, tėveliams, mokytojams,
buvusiems mokiniams, aliumnams ir visiems tiems, kurie labai labai džiaugiasi jumis. O tie magis momentai buvo, kuriuos aš pastebėjau, tai buvo žvilgsnis į artimą, ilgesys, savo patirčių įvertinimas ir labai, kas yra svarbu visiems, tai yra džiugesys ir džiaugsmas, kuriuo mes dalinamės ir dalinamės ne dėl to, jog tik tai esame kažkas, bet esame tie, kurie esame gimę kilnesniems ir aukštesniems tikslams. Tai ačiū Jums labai. Ačiū už labai gražius žodžius. Taip. Kita šiek tiek šio vakaro dalis yra, ją norėčiau kiek kitaip pradėti. Ne veltui liaudės yra sakoma, jog obuolys nuo obels netoli rieda. Na taip, mes tikrai nenusileisim tėveliams ir kaip jūs patys matėte, mūsų pasirodymas buvo stulbinantis. Tad kviečiame tėvelius į sceną. Parodykit, ką galit. Šimtadienis. Jums liko 100 kartų eiti į klasę, paliesti suolą knygos kampučiu, tarytum pirmą kartą, nedrąsiai praeit koridoriumi tuo pačiu. Jūs klausot, juokėtės ir dar nežinot, kiek daug ir kiek mažai tikrai yra. Šis paskutinis 100 likusių dienų. Šis paskutinis 100 likusių naktų. Šis paskutinis 100 draugo šypsenų ir rankų pakeltų. Ir paskutinis 100 praleistų minčių. Tad imkit iš gyvenimo daugiau, kad ateityje gyventi būt lengviau. Ar užteks jums dar 100 dienų? Išsakyti viską, ką jaučiat? Ar užteks jums dar 100 dienų? Išdainuoti dainas, kurias mokat. Pašokt su tais, kurias mylit. Ar užteks jums dar 100 dienų ant palangės palikt savo vardą, išklausyt savo artimą draugą? Ar užteks jums dar 100 dienų? Juk mokyklinės dienos jau baigęs. Pasistengit. Daug metų tarp mokyklinių suolų praėjo. Ir ištisą simfoniją sukurtum, jei varpelius, kurie jums taip ilgai skambėjo, į vieną nesibaigiančią melodiją suburtum. Mėly Kauno jėzuitų gimnazijos abiturientai, gerbiami mokytojai, gerbiami Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomenės nariai ir jiems prijaučiantys. 100-dienis, ta šventė, kaip tarsi dar nėra su kuo sveikinti. Ta šventė kaip ir rezultato nėra. Tačiau šiandieninis jūsų, mėly abiturientai, pasirodymas, tas, kaip jūs sakėte, savaitės sėdėjimas foje, jis parodė, kad jūs galite sutelkti savo jėgas siekiant kažkokio tikslo. Kai mūsų dukra Guoda pradėjo lankyti mokyklą, ji mūsų klausė, sakė, mamytė, tėvelį, kodėl jūs manot, kad aš einu į kažkokią kitokią mokyklą? Juk visi vaikai mokosi iš tokių pačių vadovėlių, kaip viso Kauno vaikai, yra visiškai tos pačios pamokos. Ir reikėjo dar kokių 2 metų, kad grįžus namo pasakytų, aš supratau, ką jūs turėjote galvoje, aš tikrai lankau kitokią mokyklą. Ir šiandien čia stovėdama prieš dalį, turbūt dar tik dalį Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomenės, tos bendruomenės atžalyną ir jos ugdytojus turiu
ypatingą galimybę kreiptis būtent į tuos ugdytojus. Tai jūs mokytojai ir visi tie, kurie prisilietėt prie mūsų vaikų auginimo ir brandos. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs jiem perteikėt ne tik pasaulio sandaros dėsnius, ne tik tai, ką mokslas jau nepaneigia, bet jūs priartinot juos prie gyvenimiškų tiesų, prie pačių didžiausių vertybių, jų esmės ir grožio. Ir pasakėt jiems apie gyvybinę tų dalykų svarbą. Ir žinot, kai šiandien aš buvau iš ryto mišiose ir kai išgirdau abiturientės Guostės perskaitytus maldavimus, į kuriuos atliepė visa bažnyčios bendruomenė, aš supratau, kad nieko labiau išgryninto ir iškilesnio jums palinkėti neįmanoma. Tiesiog stenkitės priartėti prie tų dalykų, dėl kurių šiandien meldėmės, arba tegul jie priartėja prie jūsų. Ir žinote, kaip jau mus pasiekė ta žinia, kad tėveliai turės galimybę būti scenoje, tai vieni labai aktyviai, kiti nebyliai, bet dabar salėje sėdintys jūs girdėsite, kaip jie garsiai prisijungs prie visų čia stovinčių scenoje. Taigi pradėdami linkėti jums visiems ir abiturientams, ir mokytojams, likus tai 100 dienų eilėmis, norime tęsti dainą. Ir labai prašau jūsų būti atlaidžiais, jeigu mes kažkur netoj sudainuosime, ar galbūt mūsų choreografija truputėlį momentais išsiderins, bet patikėkite, tai iš mūsų didžios visos širdies jums. Įsiklausykit, įsižiūrėkit, pritarkit ir labai plokit.
Ačiū Jums turbūt labai už Jūsų pasirodymą. Gal ir nepataikyti kiekvieną natą, kaip sakėt, bet buvo tikrai malonu klausyti tiek Jūsų dainos, tiek palinkėjimo. Ačiū Jums labai. Na, kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais metais kviečiame mūsų abiturientus pasveikinti mūsų alumnų bendruomenės narius ir įteikti šuolio stipendiją. Taip, kiekvienam iš Jūsų gal nėra tai žinoma, tačiau alumnų bendruomenė kasmet organizuoja vienam labiausiai pažengusiam, tiek gal mokslo atžvilgių, tiek socialinių atžvilgių, pažengusiam abiturientui apdovanojimą. Todėl norėtume pakviesti alumnų atstovus Roką Gerbutavičių ir Skaistę Davidauskaitę pranešti, kasgi šiais metais laimėjo šuolio stipendiją. Sveiki, mano vardas Rokas Gerbutavičius ir aš gimnaziją baigiau 2012 metais. Girdžiu, aš esu Skaistė Davidauskaitė ir gimnaziją baigiau prieš 11 metų. Iš tikrųjų, mes visi Kauno Jėzuitų gimnazijos alumnai, gausiai susirinkę šį vakarą į šią salę, atėjom čia pasidžiaugti Jūsų nuostabia švente ir Jūs labai pasveikinti su šimtadienio abiturientus, taip pat įteikti mūsų įsteigtą tradicinę šuolio stipendiją didžiausią pažangą mokslo, socialiniai, visuomeniniai veikloj padariusiam abiturientui. Taigi, visų Kauno Jėzuitų gimnazijos alumnų vardu labai sveikinu Jūs visus abiturientai su Jūsų šimtadieniu, su nuostabia švente. Pats prisimenu, kai buvau 12 klasėje, Jūs buvo 9-okai, puikiai prisimenu visų Jūsų veidus ir labai džiaugiuosi Jūs matydamas jau 12-okus. Aš atsiprašau, kad pertrauksiu. Aš taip pat labai norėčiau tą pasakyti, bet kai buvau 12, Jūs buvot pirmokai. Tai neteko pamatyti Jūsų veidų. Iš tikrųjų, liko 100 dienų, pačių įdomiausių, pačių linksmiausių. Ir žinokit, kad mes, alumnai, visą laiką Jūs laikysim už Jūs sugniaužtus kumščius. Linkėsim Jums didžiausios sėkmės egzaminas ir seksim jų rezultatus. O baigusius... Negaizink, Rokai, neseksim, pasidžiaugsim, kad ir kokie būtų, tai bus tikrai labai gerai. Ir baigus gimnaziją mes visą laiką būsim su Jumis, visą laiką Jums padėsim ir esu tikras, kad ne kartą susitiksim. Kaip Jūs sakėt per savo pasirodymą, kad traukinys iš 12 perono atgal nevažiuos, bet gal ir gerai, tas traukinys važiuos tolyn, jis važiuos ir visą laiką aplankys gimnaziją. Pamojuos, sustos, galbūt net ir iš lėktuvo kažkas iššoksit ir ten visi susitiksim. Labai kviečiu visus Jūs, kai pabaigsit, prisijungti prie mūsų organizacijos Jėzuitų gimnazijos alumnų ir aktyviai dalyvauti susitikimuose ir rekolekcijose, kitoje sportinėje veikloje ir daug kitų veiklų, kurias galit matyti mūsų Facebooko puslapyje. Ir iš tikrųjų dabar palinkėsiu Jums labai gero vakarėlio klube, o po to gero laiko visus 100 dienų. Sveikinu. Šuolio stipendiją šiais metais laureatai išrinkote Jūs patys. Ir kartu su visais administracijos darbuotojais, mokytojais. Ir mes labai dėl to džiaugiamės. Dėl to, kad mes tikim, kad šis laureatas buvo pats verčiausias ir labiausiai nusipelnė mūsų įsteigtos stipendijos. Tai ją įteikti ir sveikinimo žodį tarti kviečiu pagrindinę jos teigėją Skaistę Davidauskaitę. Nepasivadinsim steigėją, aš tiesiog gražinu, nenorėčiau pavartoti to žodžio skala, bet
Prieš 15 metų, aš tuo metu buvau 9 klasėje, aš gavau Šuolio stipendiją. Ir man tai buvo ne tai, kad smagi, ne tai, kad maloni, bet iš tikrųjų reikšminga akimirka. Ir aš manau, kad tas žmogus, kuris ją gauna, jisai turėtų būti paskatintas ją gražinti. Tai yra, kai po N metų jūs kreipsis kažkas iš besimokančių, o taip tikrai tikiuosi, kad bus, jūs tiesiog jausite, kad atėjo laikas palaikyti kažką kitą už rankos. Nekartą gavau e-mailą, prašant, sakykime, prisidėti prie vienos ar kitos stipendijos, kai, žinia, yra iškeliaujama į Ameriką ir pačiai teko tą galimybę, žinau, ką tai reiškia ieškoti finansinių galimybių tą dalyką padaryti. Taip, kad visi tie, kurie tą patį patyrėte, su tikrai ateityje padėsit ir kitiems išvykti, mokyti, siekti aukštesnių tikslų. Ad majora natusum, ne veltui mes turim tokį mokyklos šūkį. Jisai turbūt yra amžinas. Tai atėjo ta akimirka, kai kažkam kitam perleidžiu savo atsakomybę ir teisę pagelbėti kitam žmogui. O šiaip tai dar pridėsiu keletą žodžių, nebūtinai šitam žmogui, kuriam yra parašytas laiškas ir įdėtas šioks toks, kaip anglai sako, incentive. Bet pirmiausia, tai tikrai norėčiau pasveikinti abiturientus. Taip pat be 5 minučių abiturientus, tai yra 11-okus, ateina jūsų šlovės valanda ir atsakomybės laikas, tėvelius, nes prieš 5 metų teko ateiti, kai mūsų jauniausių šeimos atžala, broliukas, baigė gimnaziją, kažkada sesė vyresnė, kai baigė mokyklą ir matau tuos pačius veidus, tiek kai mačiau, kai sesė baigė mokyklą, tą dieną, kai pati nebaigiau mokyklos šimtadienis, kai buvo ir kai brolio šimtadienis buvo. Žodžiu, čia yra, kaip suprantu, šeimų dinastijų atstovai. Ir aš tikiuosi, kad ta graži tradicija taip ir tęsis, nes kuo yra stipresni mūsų artimiausi, tuo ir stipresni ir esam patys. O šiaip viską jūs turėsit. Įstosit į tuos mokslus, kuriuos ir norėsit. Egzaminus išlaikysit puikiai. Normalu jaudintis, šiek tiek bijoti, ne per daug, viskas jūsų rankose. Būsit sėkmingi. Ko jums šiandien trūksta, tai yra tik tai dar to 1000 kilometrų, kuriuos tikrai nueisit, dar tų 1000 pravertų durų, kurias tikrai praversit ir patirtį turėsit, būsit tie patys žmonės, tik šiek tiek brandesni, mažiau viso ko bijosit ir turėsit daugiau atsakomybės kitų žmonių turbūt atžvilgių, nebijoju, kad labai jos turit savo atžvilgių. Tik nepamirškit, kad žmogus negali be žmogaus. Ir kai turėsit statusus, jausitės patys savo ir prieš kitus žmonės reikšmingi ir taip tikrai bus. Ir keisit pasaulį gerą realiai, ne tik tai pasakose. Nepamirškit tikrai vieno sunkiausio dalyko, tai yra džiaugtis paprastais dalykais. Tai skamba labai banaliai, bet tai yra labai labai didelė, ne problema, tiesiog labai didelė užduotis kiekvieną dieną. Pasiklauskit savo tėčio ar mamos, jums pasakys tą patį. Užbaigiant tą ilgą savo kalbą, kurią rašiau 15 metų, labai džiugu šiandien įteikti diplomą ir mažą dovanėlę prisiminimui 4 A klasės mokiniui Martynui Serapinui. Ir teko šiek tiek susipažinti su paties istorija, man Rokas visą gražią ataskaitą, matyt žinojo, kad esu teisininkė, tai reikia viską iki detalių pateikti, kad nebūtų klaustukų. Būtent tau skirti žodžiai ir manau, kad kaip brandus ir labai protingas žmogus suprasi, ne kitiem, jam. Kuklumas puošia, bet puoštis reikia kukliai. Tai visų pirma, labai dėkoju visiems jums susirinkusiems ir naudodamasis progą norėčiau tarti keletą žodžių. Taigi, iš viso širdies dėkoju visiems mokytojams, mokiniams, visai mūsų didžiuliai bendruomeniai. Jūsų dėka jau nuo pat 5 klasės turėjau galimybę augti ne tik moksle, gyvenime, bet ir sieloje. Ir nors šią stipendiją parodėte man didžiulį pasitikėjimą ir didžiulę paskaitą toliau tobulėti bei siekti aukštesnių tikslų, tačiau aš manau, kad mūsų abiturientų tarpe yra vertesnis žmogus šios stipendijos.
Ji nuolatos prisideda prie mokyklos ir mokinių gyvenimo, renginių organizavimo. Net ir šį vakar jūsų matyti šokiai buvo sukurti jos. Jai teko įdėti labai daug pastangų ir laiko dėl mūsų visų, tačiau nepaisant to, ji visada išlieka linksma bei spinduliuojanti geranoriškumu. Kviečiu ant scenos Moniką Batiriūtę. Net nežinau, ką pasakyti, aš tikrųjų labai nesitikėjau. Ir net iš tikrųjų kažkaip galbūt šiek tiek nejauku, nes net nežinau, kaip pasielgti. Nes kaip ir šita stipendija buvo skirta Martynui. Susitars dar. Tai žodžiu, mes su Martynu pasitarsim ir nuspręsim, kaip panaudoti ją kartu. Valio! Matosi, kad auklėjama pagal tikras vertybės. Tai va, puikus pavyzdys. Ir dar naudodamasi progą noriu padėkoti visiems jums, nors atėjau į gimnaziją tik tai 9 klasiai, tačiau iš tikrųjų taip pat pajaučiau tą dvasią, kuri yra mūsų tarpe. Ir taip pat labai ačiū jums visiems abiturientai už darbą, už širdį, kurį įdėjote pasirodymą, kad galėtumėt pasirodyti prieš tėvelius, mokytojus ir visus. Ir aš tikiuosi, kad jums buvo smagu repetuoti. Manau, kartais jeigu pykdavau, tai suprantat, kad juokais dažniausiai. Iš tikrųjų labai ačiū jums visiems ir linkiu, kad šitas vakaras visiems baigtųsi gerai. Iš tiesų, Martynai, šaunuolis tu. Už tokį gražų gestą Monikos atžvilgiu. O ką, turbūt šiandien jau teks mums atsisveikinti, taip? Na, manau, vis tiek premjera buvo nuostabi. Atsiprašau. Taip. Taip. Atsiprašau, aš nesklandu. Labai atsiprašau. Taip. Labai atsiprašau. Aha, turim visai gerų žinių. Na, kaip ir ką tik minėjo vienas žmogus iš publikos, 11-okai mus yra taip pat pasiruošę nustebinti kažkokią programą. Ar jūs irgi pasiruošę pamatyti? Tad kviečiam 11 klasių mokinius į sceną. Teismo ir prisiekusiųjų sprendimu, atsižvelgus jūsų nusikaltimus, jūs esate nuteisimi 12 metų griežto režimo kalėjimo. Byla baigta.
Kai sutems bus tylu, bet mokysies tu, tai žinau, kad liko tik 100 dienų. Džiaukis jom, atsipūsk, nebijok nuo baudų, nesulaugai ir tai tau nebesvarbu. O 12 būk drąsus, nes per visus tos metus daug išmokai ir nenešiosi to ant pečių. Auklėtoja kaip mama, o pati mokykla kaip namai, nes čia pusę gyvenimo buvai. Kumštis mes stiprus, palaikysime jūs ir padėsim, užtarsim tik prisimink mus. O 12 būk drąsus, nes per visus tos metus daug išmokai ir nenešiosi to ant pečių. O 12 būk drąsus, nes per visus tos metus daug išmokai ir nenešiosi to ant pečių. Kur? Sau. Kaip savaitgalis, man tai geras, o jums? Va jau ir saulelė vėl atkopdama budina mokytojus. Na, tai pradėkim susirinkimą. Anksčiau pradėsim, vėliau pabaigsim. Šio susirinkimo tema, problema ir idėja - abiturientai. Iš tiesų gaila, kad tie 12 metų prabėgo taip greit. Šiaip aš net neketinau jų mokyti, bet manau, kad jie puikiai pasiruošė egzaminams. Pritariu tau. Parašiau jiems daug cvaitbotkėlių už jų išniekintas nelygybės, tačiau vien todėl jie pasiekė matematikos ekstremumus. Taip, kartais juos teko mušti, bet vaikus reikia mušti. Tačiau prisipažįstu gerbiamam direktoriui ir jums, kolegos mokytojas, jų nuoširdžiai pasiilgsiu. Teorinis momentėlis. Aš labai atsiprašau, a kavutės gersit? Gersim būtinai, kavutės svarbiausia. Mes jam davėme daug gyvenimiškų pamokų. Neatsisukit atgal, nes varną pamatysi. Nešiotis visur tušinuką, nes jis gali būti toks pats gyvybiškai svarbus, kaip ir dantų šepetukas. Ir taip pat, jog nėra išeities be padėties. Tikiuosi, jie pasinaudos mūsų išmintimi, puikiai išlaikys egzaminus ir man neteks jiems vėl kartoti. You failed miserably. Tikiuosi, jie labai nepyks ant manęs, kad 12 metų kartojau tos pačius žodžius. Apelsinas plus apelsinas lygu 2 apelsinai. Na, o jeigu ir pyks, tegul prisimena šią gyvenimo logiką. Mokytojai ir policininkai visada teisūs. Ir pasilgs mūsų taip, kaip ir mes jų pasilgsime. Nepamirš, o ateis ir aplankys mus.
Labas vakaras, mėly abiturientai, jų tėveliai ir žinoma mokytojai. Kalėjimas, kurį ką tik matėte, tai yra tartum iliuzija, kurią mes susikūrėme patys. Na, galbūt tai juokingai skamba, kai prisimename, kaip reikėdavo mums šokti per tvorą, ar bandėme papirkti įvairiais būdais mūsų nuostabų sargą minijų. Kad ir kaip bebūtų gaila, daugelis šių bandymų baigėsi kuratoriaus kabinete. Taigi, išteptą sieną turime, sargą taip pat. Bet ar mes esame gimnazijos belaisviai? Pažiūrėję iš visesnės perspektyvos, mes galime atsiminti, kad mes esame šios gimnazijos mokiniai, kurie čia prasimokino 4, 8, kai kurie ir 9 metus. Tačiau mes išsivystame gražius atsiminimus, kuriuos laikome ilgesniam laiko tarpui. Taip pat per šiuos ilgus metus šioje gimnazijoje jumise tikriausiai susikaupė daugelis įvairių emocijų. Na, bet jeigu jūs sėdite šioje salėje, mes 11-okai tikime, kad jūs nusipelnėte pačių didžiausių aplodismentų. Neprarasdami vilties, jūs nebėgote į Jablonskį, į Saulę, ar kitaip nepasidavėte, bet laikėtės ryžtingo mūsų mokyklos žodžio ad majora natus sum. Ir kopėte ateities ir mokslo laiptais. Šis kelias yra siauras ir vingiuotas, pilnas kryžkelių, kryžkalnių ir duobių. Viena iš šių duobių - egzaminai. Tačiau mes gyvename mieste, kuris yra pagarsėjęs irgi tam tikromis duobėmis ir jūs sėkmingai kiekvieną rytą jas įveikite. Todėl mes tikime, kad egzaminai tikrai nesutrukdys jums pasiekti savo užsibrėžto tikslo. Būdami 11-okai, mes širdingai norėtume jūs užjausti ir pasveikinti tuo pačiu. Užjaučiame jūs dėl artėjančių egzaminų, ypatingai dėl lietuvių, nes mes suvokiame, kad lietuvių egzaminas yra tas egzaminas, kurio amplitudė yra nuo 0 iki 100. Žinoma, mes tikimės geriausių rezultatų iš jūsų. Taip pat, būdami 11-okai, su laiku mums pasidarė vis aiškiau, kad per ateinančius 100 dienų jūs tikrai neįdegsite, bet labiausiai tikimės, kad taip ir nesudegsite. Norėtume pasveikinti mūsų abiturientus, kurie mūsų miestui vis dar išlaiko korepetitorių karjeras. Ką jie be jūsų darytų? Vis dėlto, svarbu nepamiršti kasdieninių herojų, kurie dar dabar sėdi tarp jūsų. Mūsų mielųjų mokytojų, kurie tikrai nusipelnė jūsų dar daugiau šiltų plojimų. Šie mokytojai negalėjo savo nervų, savo jėgų ir širdies, kad baigę savo mokslus, žinotume ne tik apie LDK ir geometriją, bet taip pat būtume įsivystę savo asmenybę ir svarbiausią pasaulėžiūrą. Per metus jūs su savo mokytojais džiaugiatės, pykotės ar turėjote kokių nors nesklandumų. Bet mes tikimės, kad kitais metais jie taps jūsų geriausi draugai, kuriems galėtumėte ateiti ir pasigirti apie savo nuveiktus darbus. Bet nepamirškime, dėl ko mes čia susirinkome. Šiandiena yra skirta jums, mėly abiturientai. Puoselėkite ir neužmirškite ryšių, draugysčių ir meilių, kurias jūs išugdėte per gražiausią savo gyvenimo etapą. Taip pat neužmirškite padėkoti savo tėveliams, kurie negalėdami nei meilės, nei laiko, nei pastangų, visada buvo šalia jūsų, kai jums to labiausiai reikėdavo. Juk be tėvelių pastangų jūsų prarasti telefonai dar ir tebebūtų kuratoriaus slapčiausiose stalčiuose. Mėlyje abiturientai, tegul šie 100 dienų atspindi viską, ko jūs tapote per visą šitą laiką būdami mūsų gimnazijos nariais. Mes linkime jums didžiausios sėkmės ir tikimės, kad išliksime tokie patys draugai, kokie buvome iki dabar. Ad majora natus sum.
nežinau kaip jūs, bet atėjau čia gerai praleis laiko, dabar nežinau ar juoktis ar verk, kad egzaminai artėja. Tai ačiū Jums, brangieji 11-okai, kad priminėt apie egzaminus. Visą pasirodymą galėčiau vertinti ko gero tiesiog vienu žodžiu, tai wow, visiškai wow. Nu čia buvo 3 žodžiai, bet vis tiek. Tai ką, ko gero, tikimės, kad vakaras Jums buvo turningas ir neprailgo, jį praleidot gana maloniai ir dar kartą ačiū 11-okams, kad taip nuostabiai jį vainikavot ir tiesiog ačiū, kad čia buvot. Ryti?